Labas vakaras, specialistas Mikelevičius, vairuotojų pažymėjimą pateikite. Draudžiamų daiktų turit? Neturim. Neturit, galit bagažinėti daryti. Žiūrėkit, kaip jums patogiau. Dirbdami pagal atskirą planą dėl kontrabandinių prekių gabenimo, laikymo, dirbam Šalčininkų rajone. Ir ne veltui šis rajonas buvo mūsų pasirinktas, todėl kad yra arčiau pasienio. Draudžiamų daiktų turit? Kokių, šiaip tai nieko neturiu. Kontrabandinių prekių ar daiktų kažkokių susijusių su jų gabenimu neradom, tačiau buvo sustabdytas Opel automobilis. Vykdom specialią priemonę, tikrinam dokumentus ir krovinį. Vairuotojai pažymėjimą. Kaip taip? Kaip šaldytuvas ten. Vairuotojai pažymėjimą man. Vairuotojas blaškėsi, buvo susijaudinęs. Neturit vairuotojų pažymėjimų? Surasis man kodą savo. Jūsų automobilis išregistruotas? Aha. Čia net ne jūsų jisai, ne? Ne, aš pasiėmiau, kad šaldytuvą atvežtų. Tikrinant patį automobilį, jo viduje radome 5 litrų talpos plastikinį butelį. Yra baltas, yra bespalvis skystis, turintis alkoholio kvapą. Tai galimai yra kažkoks nelegalus skiedinys. O šitas alkoholis irgi yra alkoholio butelys be lietuviškos banderolės, tikėtina, kad kontrabandinis. Jo. Jūsų? O kur pirkot? Čia atvežė sunkvežimį. Bet ne parduotuvėj čia matosi, nes nėra lietuviškos banderolės. Toliau tikrinant patį vairuotoją, nustatėm, kad jis neturi galiojančio vairuotojo pažymėjimo, kuris buvo už vairavimą neblaiviam paimtas. Ir vėlgi bendraujant su vairuotoju, pajutom nuo jos sklindantį alkoholio kvapą. Patikrinus alkotesterių, pirmų tikrinimų nustatėm 0,48 promilės, po pusvalandžio nustatėm 0,45. Tai viršijo leistiną ribą, todėl jam buvo surašytas protokolas dėl vairavimo neblaiviam be vairuotojo pažymėjimo. Pastebėjome vėlgi įtartiną automobilį Toyota Prius. Jį sustabdžius, viduje buvo 2 jaunuoliai, mergina ir vaikinas, mergina vairavo automobilį. Paklausęs, ar turi nelegalių kažkokių medžiagų, daiktų, atsakė, kad ne, bet automobilyje buvo didelė netvarka ir jaunuoliai buvo irgi sutrikę. Tai patikrinus dokumentus viskas buvo gerai, bet mes, kadangi kinologai dirbam su tarnybiniu šunimi, tai turime paruoštą šunį narkotinių medžiagų paieškai ir nusprendėm jį panaudoti. Šuo patikrinęs automobilį narkotinių medžiagų nerado. Jaunimas patikrintas, alkoholio nevartoja. Gali važiuoti toliau.